Apie padavimus kalbės šeštokai. Na, o jūs septintokai tęskite pokalbį apie mitus. Tai kuri tauta gali didžiuotis savo mitais? Graikija. Gausia metodologija gali didžiuotis Graikija. Graikų metodologija sudaryta iš daugybės pasakojimų apie graikų dievus ir didvyrius. Šie pasakojimai sklido iš lūpų į lūpas, bet tikslių rašytinių šaltinių nebuvimo graikų mitologijos tyrinėtojai, bandydami atkurti visus mitus, dažnai naudojasi išlikusiais atvaizdais ant vazų. Graikų mitologijos apimtis ir įvairovė yra milžiniška. Iš jos mes galime sužinoti apie baisius dievų nusikaltimus ir žiaurų Trojos karą ir netgi Hermio išdaigas. O mitinės būtybės suskaičiuoti beveik neįmanoma. Graikų dievai tikėta gyveno Olimpo kalno viršūnėje įsikūrusioje šventovėje. 10 nuolatinių Olimpo dievų. Dzeusas dievų karalius, dangaus perkūno ir žaibų dievas. Hera santuokos ir vyriausia deivė. Poseidonas jūrų dievas. Arėjas karo dievas. Hermis keliautojų piemenų dievas, tarpininkas tarp žmonių ir dievų. Hefaistas kalvių ir amatininkų bei ugnies dievas. Afroditė meilės ir grožio deivė. Atėnė išminties, strategijos ir karo deivė. Apolona šviesos, gyvybės, medicinos, šaudymo, išlanko, menų, pranašysčių dievas. Artemidė medžioklės ir laukinių žvėrių deivė. Nenuolatiniai Olimpo dievai. Hestija šeimos židinio deivė. Demetra derlingumo ir žemdirbystės deivė. Dionysas vyno ir ekstazės dievas. Hadas pažeminio pasaulio valdovas.